Treneri, tokios gavosi kovingos rungtynės, turbūt reikėjo luptis, lupėtės, bet iki įvarčio ir pergalės pritrūko. Tai koks būtų jūsų komentaras? Tai jo, pritrūko mažos detalės, to paskutinio lietimo įmuštą įvartį. Faktas gal, kad labai super daug progų nebuvo, nes tikrai labai abiem komandom svarbios rungtynės ir gal toks kažkiek buvo atsargus, bet kaip ir sakėt, tikrai matėm, kad vaikinai luposi aikštėje ir gal čiut, manau, buvom arčiau to įvarčio, deja jisai neįkrito, kitose rungtynėse turės įkristi. Dabar jau toks sezono metas, kuomet ir ruduo, ir tos aikštės sudėtingesnės, tenka turbūt kautis tiesioginė to žodžio prasme, bet kalbant apie psichologiją, aš nežinau, ar taip tik atrodo, bet atrodo, kad po tų pergalių poros ir šiek tiek psichologiškai lengviau ir ta įtampa gal nuslūgo, nes jautėsi ta įtampa, kai čia žaisdavot per tą nelaimėtą rungtynių atkarpą, kad būdavo didesnė tiek jūsų veiksmuose, tiek ir komandos. Tai faktas, žinokit, tiem futbolistam, visiems žiūrovom, štabui, administracijai, geriausias vaistas yra pergalė. Tai tu daryk, ką nori, gali žaisti prastai, bet jei laimėsi, tai ir kartais bus užmerktos akys dėl tam tikrų detalių, o faktas, kad 13 rungtynių, tai čia labai didelis tarpas buvo ir faktas, kad jis kažkiek slėgė, o dabar vaikinai, kaip sakyti, įkvėpė to oro gaivaus ir visai vėl kitokią komandą, bet vėl mes dabar taip paėmus tarp sezonį mes turim realiai kokį 6-7 draugiškas rungtynės, kad komanda įsižaistų, kad pajustų vieni kitus. Ir taigi dar kartais mes kalbam, kad sezono pradžioje dar reikia laiko įsivažiuoti ir taip toliau. Tai dabar paskaičiavus mes nuo 25 turo, kada jau viena kita trauma, bet realiai jau sudėtis yra sudėtis. Taip visada, tai antros lygos, tai jaunimas, tai turėdavom kliautis ne tais, su kuriais statėm tą komandą, o dėl traumų turėjom kliautis ir duoti šansą jaunimo, kur tikrai atidirbo vyrai kiek galėjo. Ir dabar tai paskaičiaus 32 turas, tai tas ir ateina, kaip dabar matėm, užpraeitam, praeitam, dabar jau tie vaikinai praėjo pajusti viens kitą. Tai sakau, mes sezono gale pradėjom tą savo pasiruošimą, dar turim 4 rungtynės dar įsivažiuoti į sezoną. Aš pats nuo savęs pasakysiu, aš tą lentelę stebiu, ten būna per dieną po 3 kartus įsijungia, kai vyksta žaidimas, tai apskritai seki tiek gyvai, kokia situacija, tiek jau po rungtynių. Jums pavyksta šiek tiek atsiribot, nes ten lentelėje tai kosmosas, kas vyksta. Kaip sakyti, kaip ruletė, išmėtus tą kamuoliuką ir sukasi, nežinai, kuris numeriukas tai bus. Iš tikro bandžiau dar ir pagooglint. Tai neatsimenu, kada, tai viskas arti 5 vietas, 1-4 taškai gali skirti. Čia tikrai konkurencingumo prasme, tai šuolis ir taip, dabar galima sakyti, lyga susilpnėjo, nes vėl aiškus galimai čempionas, aiškios prizinės vietos neįdėjom, bet palaukit, tai dėl to dabar relegationo 5 komandos kalasi. Tai dabar tie žaidėjai, ateina su cigaretė rūkydami į aikštę. Ne, jie turi eiti maksimum. Tai kaip mes galim sakyti, kad lyga susilpnėjo, tie žaidėjai maksimum turi duoti, bet jie netobulė. Tai palaukit, būkim biedni, bet teisingi, bet čia jau nusišnekėjimas vyksta. Sakau, lygos, kokį lygą dėjo šuolį, tai sakau, žiauru. O aš sakau, einu kiekvieną dieną ir kaifuoju, nes, jaunam būnant ir į tokią mėsmalę įšokti, tai čia, nežinau, Dievas tik galėjo taip sugalvoti, kad taip duot tokį šansą tobulėti, nes, sakau, praeitais jau buvo sunku, šiemet tai iš vis super, sakau, lygos atžvilgių, lietuvių futbolininkų, visų žaidėjų atžvilgių, tai Dievo dovana turėti tokį konkurencingą čempionatą.
Treneri, tai ką, vienas taškas į taupyklę, tokioje sumaištėje, ar tas vienas taškas gali būti pabaigoje, kai skaičiuosim visus taškus lemtingas? Koks būtų jūsų komentaras apie rungtynes? Tai sakyčiau, kad kiekvienas taškas yra svarbus ir jis iškovotas yra, o negautas. Tai sakyčiau, ir šiandien buvo tas taškas iškovotas ir man atrodo labai panašios buvo komandos šiandienai, galbūt tik tai šiek tiek galbūt savo futbolo stilium šiek tiek skiriasi, bet šiaip kovingumu abi komandos bandė įrodyti, kur yra stipresnė ir šiandien pavadinčiau tos tokios psichologinės rungtynės buvo abiejų komandų, kur nei viena nenori nusileisti žemyn, pasiduoti ir ta buvo kova, man patiko, garbinga, tarp komandų žaidėjų dirbo visi kartu, tai galbūt, sakau, ir buvo toksai kartais truko kažkokio vieno sprendimo, užbaigimo ir galėjo nulemti visas rungtynės. Tai sakyčiau, kad rungtynės įvyko labai kovingos ir darbingos. Na, iš esmės pakartojate tą patį, ką ir Dovydas sakė po rungtynių, kad vieno veiksmo pritruko lemiamoje stadijoje, kad tą įvartį pasiekti. Kalbant apie pertrauką, padarėte 2 keitimus, tai Artūrui turbūt kažkas nutiko, kokia situacija su Novikovu? Tai Artūras, žiūrėsim, kas jam nutiko, šiek tiek pajauti kažkokį tai spaudimą kojų, tai tiesiog nebesinorėjo rizikuoti dėl to ir kaip ir matėm, šiek tiek ir šlupčio. O Arvydas, jis irgi nelabai senai į visą tą žaidimo laiką ir aikštė sunki buvo ir to norėjom dar labiau pagyvinti žaidimą ir aišku, tas aikštės pakeitimas tiek raumenim žaidėjom kartais jaučiasi, ypač, kad mes einam nuo dirbtinos ant natūralios. Tai bet su Arvydu viskas tvarkoja, jis yra toliau pasiruošę, jam stengiamės kuo daugiau po biškutį irgi minučių duoti ir norim, kad jisai, aišku, visų pajėgumų parodytų tai, ką jisai moka ir daro. Esate ir pats žaidęs, ir treniravęs, ir buvęs įvairiose čempionatuose, ar esate buvęs tokioje situacijoje, kai iš esmės vyksta kova tarp 5-4 galbūt komandų ir ta kova tokia artima, kad vienas taškas į vieną ar į kitą pusę gali net 3 pozicijas pakeisti? Taip, kad prisimint labai ne tokių, bet kažkokia jausmas, kad kažkur yra buvę karjeroje kažkas panašaus. Tai, nes matot, yra viena, kai vyksta Lietuvoje yra 10 komandų, bet kai vyksta, sakykime, yra tekę žaisti prie 24 komandų, tai biškai skiriasi pobūdžiai ir ypač galbūt, kai būna čempionato komandos vidurys, ypač irgi panašiam stiliui gali būti, kur skiriasi vienas taškas. Tad, aišku, labai intriguojant ir įdomi pabaiga dėl išlikimo.